Paprastai matome, kad mūsų kasdien naudojami automobiliai naudoja benziną ir etanolį. Tačiau, kai kalbama apie sunkvežimius ir sunkiąją techniką, dyzelinas tampa svarbiausiu. Bet kodėl sunkiojoje technikoje naudojame dyzeliną? Sveiki, inžinerijos entuziastai! Šiandien atskleisime paslaptį, kurią galbūt jau esate savo uždavę, matydami milžinišką ekskavatorių, dirbantį ar traktorių arijantį lauką. Kodėl šios įspūdingos mašinos, kurios gali perkelti kalnus ir keisti kraštovaizdį, beveik visada naudoja dyzeliną kaip kurą? Tai nėra atsitiktinumas, o atsakymas slypi fizikos, chemijos ir inžinerijos derinyje. Bet juk kas iš tikrųjų yra dyzelinas ir kokios yra pagrindinės jo savybės? Que o tornam tão especial. Dyzelinas, dar vadinamas dyzeliniu kuru, yra iš naftos žaliavos gaunamas iškastinis kuras, kaip ir benzinas. Tačiau jis yra rafinuojamas kitų būdų, todėl jo cheminė sudėtis šiek tiek skiriasi. Viena iš ryškiausių jo savybių yra jo tankis. Dyzelinas yra tankesnis už benziną. Tai reiškia, kad tame pačiame tūryje jis turi daugiau masės ir didesnį energijos tankį. Tai yra vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių jo pasirinkimą intensyvaus naudojimo srityse. Be to, dyzelinas turi aukštesnį užsiliepsnojimo tašką, todėl jis yra mažiau lakus ir tam tikromis sąlygomis saugesnis naudoti ir laikyti nei benzinas. Tačiau kaip ši energijos tankio skirtumo tarp dyzelino ir benzino suteikia pranašumą sunkiajai technikai? Įsivaizduokite, kad jums reikia nešti labai sunkią kuprinę. Jums reikės pavalgyti, kad galėtumėte ją panešti. Taigi, jei turėtumėte mažą užkandį arba pilną lėkštę maisto, kuris iš jų suteiktų jums daugiau energijos šiai užduočiai. Jei pasakėte pilną lėkštę maisto, jūs buvote teisus. Su kuru yra panašiai. Kadangi dyzelinas yra tankesnis, viename litre dyzelino yra maždaug 10–15% daugiau energijos nei viename litre benzino. Tai reiškia, kad norint atlikti tą patį darbą, dyzelinis variklis turi sudeginti mažesnį kiekį kuro. Mašinoms, kurios dirba ilgą laiką, perkelia milžiniškus krovinius ar kasa tonas žemės, šis energijos efektyvumas yra lemiamas veiksnys, tiesiogiai veikiantis veikimo trukmę ir eksploatacinės išlaidas. Tai tarsi turėti kuro baką, kuris leidžia nuvažiuoti daugiau kilometrų arba ilgiau dirbti su tuo pačiu kiekiu kuro. Dabar kitas itin svarbus dalykas yra sukimo momentas. O šioms sunkioms mašinoms sukimo momentas esant žemoms apsukoms yra itin svarbus našumui. O kaip dyzelinas išsiskiria šiuo atžvilgiu? Sukimo momentas yra sukimo jėga, variklio gebėjimas sukti kažką arba taikyti sukamąją jėgą. Sunkiuose įrenginiuose, tokiuose kaip traktoriai, ekskavatoriai ar kranai, svarbiausia yra ne galutinis greitis, o gebėjimas judinti krovinius. Arba pakelti milžiniškus krovinius iš vietos, arba labai mažais greičiais. Dyzeliniai varikliai sukurti taip, kad generuotų didesnį sukimo momentą esant mažesniems variklio sūkiams. Tai yra, nereikia smarkiai kelti apsukų. Tai yra labai svarbu, norint pajudėti su sunkia našta, įvažiuoti į stačią įkalnę su pakrautu sunkvežimiu arba iškasti gilią duobę. Gebėjimas iš karto ir nuosekliai perduoti šią žalią jėgą. Nereikalaujant, kad variklis dirbtų aukštomis apsukomis, tai yra vienas didžiausių dyzelinių variklių privalumų ir viena pagrindinių priežasčių, kodėl jie pasirenkami. Tačiau, ar šis didesnis efektyvumas ir sukimo momentas iš tikrųjų reiškia degalų ir eksploatacinių išlaidų taupymą kasdienybėje? Absoliučiai taip. Didelis dyzelino energijos tankis kartu su dyzelinių variklių gebėjimu generuoti didelį sukimo momentą esant žemoms apsukoms lemia didesnį degalų efektyvumą, ypač esant apkrovai. Tuo tarpu benzininis variklis gali reikalauti didesnių apsukų, kad pasiektų didžiausią galią, todėl sunaudoja daugiau degalų. Tuo metu dyzelinis variklis užtikrina reikiamą jėgą, daug ramiau ir ekonomiškiau.
Įmonėms, kurios valdo sunkiosios technikos parkus, kur degalų sąnaudos sudaro didžiulę veiklos išlaidų dalį, šis efektyvumas ilgainiui reiškia reikšmingą sutaupimą. Mažiau sustojimų degalų papildymui ir geresnis kiekvieno litro kuro panaudojimas reiškia didesnį našumą ir mažesnę darbo valandos kainą. Ar dizeliniai varikliai tikrai yra patvaresni ir tvirtesni nei benzininiai varikliai? Yra žmonių, kurie sako, kad dizeliniai varikliai tarnauja visą transporto priemonės gyvavimo laiką. Tiesa ta, kad taip, ir tai yra viena svarbiausių tiesų apie juos. Dizeliniai varikliai yra sukurti atlaikyti daug sunkesnės darbo sąlygas. Jie veikia su didesniu suspaudimo laipsniu nei benzininiai varikliai. Todėl reikia tvirtesnių ir sunkesnių komponentų, tokių kaip storesni variklio blokai, stipresni alkūniniai velenai ir atsparesni švaistikliai. Toks ilgaamžiškųjų skirtas dizainas lemia, kad dizeliniai varikliai paprastai tarnauja ilgiau ir reikalauja mažiau priežiūros per visą savo eksploatavimo laikotarpį, net ir esant nuolatiniam bei intensyviam naudojimui. Tai kur mes galime pamatyti šį dizelinių variklių pranašumą kasdienėme gyvenime? Pavyzdžių yra daugybė ir jie yra visur aplink mus. Pagalvokite apie milžiniškus ekskavatorius, kurie formuoja žemę statybų aikštelėse. Apie traktorius, kurie ruošia dirvą, sodina ir nuima derlių. Apie kranus, kurie kelia konstrukcijas 10 metrų aukštyje. Apie krovininius sunkvežimius, kurie gabena prekes po visą šalį. Apie autobusus, kurie veža mus į darbą. Ir netgi apie elektros generatorius, kurie užtikrina tiekimą atokiose vietovėse arba elektros tinklo gedimo atveju. Visuose šiuose scenarijuose didelės jėgos, patvarumo ir efektyvumo esant dideliai apkrovai poreikis daro dizelinį variklį akivaizdžiu pasirinkimu. Tai variklis, kuris varo ekonomiką, statybas ir žemės ūkį, būdamas daugelio pramonės šakų stuburu. O kas daro dizelinį variklį tokį patikimą nuolatiniam darbui ir esant didžiausioms apkrovoms? Patikimumas yra itin svarbus veiksnys bet kurioje pramonės ar statybos veikloje. Sustojusi mašina reiškia nuostolius. Dizeliniai varikliai sukurti veikti ilgą laiką. Dažnai 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę be gedimų. Jų tvirta konstrukcija kartu su gebėjimu išlaikyti pastovų našumą esant maksimalioms apkrovoms daro juos idealiais ten, kur sustojimas nėra galimas. Nesvarbu, ar tai būtų kasykla, judrus uostas ar ūkis, dizelinio variklio gebėjimas veikti be sustojimo ir tiekti reikiamą galią yra neįkainojamas. Jie yra tikri darbo arkliai, sukurti atlaikyti sunkumus ir tęsti darbą tada, kai kiti varikliai jau būtų pasidavę. Tačiau ar dizelinas turi tik privalumų? O gal yra iššūkių ir apribojimų, kuriuos turime apsvarstyti? Žinoma, taip. Nėra tobulos technologijos ir dizelinas turi savo silpnasias vietas. Istoriškai dizeliniai varikliai yra žinomi kaip triukšmingesni, o dėl to jų išmetamų teršalų kiekis visada kėlė didelį susirūpinimą. Dizeliniai varikliai linkę išskirti daugiau azoto oksidų ir kietųjų dalelių nei benzininiai varikliai. Tačiau šiuolaikinė inžinerija padarė pažangą siekiant sumažinti šias problemas. Tokios technologijos kaip dizelinių dalelių filtrai, selektyvinės katalizinės redukcijos sistemos, kurios naudoja Arla 32 ir įpurškimas. Eletrônica de alta pressão tem žymiai sumažino emisijas. Todėl šiuolaikiniai dizeliniai varikliai yra daug švaresni ir efektyvesni nei ankstesnių kartų varikliai. Vis dėlto, dizelinio variklio pradinis kaina paprastai yra didesnė, o priežiūra nors ir retesnė, gali būti brangesnė, kai jos prireikia. Ir dar nekalbant apie biodizeliną, kurį įmaišo į mūsų dizeliną. Čia Brazilijoje, kur jau esu padaręs labai draugišką vaizdo įrašą šiame kanale, pasakojau, kaip tai yra neįtikėtinai prastas dalykas, kurį pila į bakus ir kenkia vartotojams. Jei žiūrėjai iki čia ir tau patiko vaizdo įrašas, nepamiršk užsiprenumeruoti, jei dar to nepadarei. Paspausk patinka ir įjunk pranešimų varpelį.
Ir jei manai, kad mūsų turinys įdomus, apsvarsty galimybę tapti nariu, kad padėtų mums toliau kurti turinį šioje platformoje ir būtum paminėtas mūsų vaizdo įrašuose. O jei esi smalsus sužinoti daugiau apie mūsų rekomenduojamus kursus, nuskenuok čia esantį QR kodą arba paspausk nuorodą vaizdo įrašo aprašyme ir atrask daugybę galimybių tobulinti įvairius įgūdžius. Tai padarys skirtumą tavo profesinėje karjeroje. O tu? Ar jau buvai susimastęs apie visas šias priežastis, kuri sunkioji dyzelinu varoma mašina tave labiausiai stebina? Palik savo komentarą čia apačioje, pasidalink savo patirtimi ir pasidalink šiuo vaizdo įrašu su draugais ir šeima. Čia šone yra 2 įdomus vaizdo įrašų pasirinkimai, kuriuos turi pažiūrėti, kad praplėstum savo žinias ir patenkintum smalsumą. O jei nori prisidėti prie mūsų, paspausk patinka, užsiprenumeruok kanalą, įjunk varpelį ir apsvarstyk galimybę tapti kanalo nariu. Štai taip, inžinerijos entuziastai stipriai apkabinu, o pasimatysime kitame vaizdo įraše.